esate darbuotojas, studentas, ieškote darbo, kad ir kas bebūtumėte, Europos Sąjungoje, bendroje rinkoje, naudos ir galimybių yra visiems. Taigi, kviečiame Jūs pažiūrėti mūsų filmuką apie piliečio Europos Sąjungos teisės. Sveiki! Pagaliau įkūrėme savo filialą Europos Sąjungoje. Nuo dabar galėsime pradėti dirbti ir užsidirbti pinigus studijoms. Taip, mes esame labai darbščios, Labai kūrybingos tvarkingos, ir atsidavusios savo darbui. bet to mėgstame tvarkingą gyvenimo būdą. Taip, Dabar lauksime pirmojo savo kliento. mus galite rasti internete švarusbūstas.com. Hello. Yes. Okay. See you later. Labai puiku. Mes turime savo pirmąjį klientą. Dabar galėsime eiti tvarkyti jų būstą. Nagi, kimame dar. Bet kuris ES šalies pilietis gali teikti viešąsias paslaugas bet kurioje Europos šalyje. Labą dieną. Kur lėktuvas? Man reikia greitai išskristi. Šiandien lėktuvo nebus. Kodėl? Nes oro sąlygos blogas. O tai kaip man daroma konferencija? Greitai reikia. Visi skrydžio užšaukti, nes galėtumėm jums rytoj skrydį, jeigu norit. Nu gerai, o kaip man dabar tiek daug kilometrų Tai- važiuoti namo? Ne, tada mes jums duosime nemokamą prieglobstį. Mokamai? Nemokamai tada jum ir jūs galėsit rytoj 9 val. Išskristi. Tai labai gerai. O tai paskambint galiu? Ne. Labą dieną. Aš nebesuprantu, nusipirkau bilietus lėktuvo nėra, kas čia ir... Šiandien nebus lėktuvo, Kodėl? nes blogos oro sąlygos. O tai ką man dabar daryti? O dabar jūs eikite į kitą kasą ir atsikeiskite savo bilietus su pinigomis. O kada bus lėktuvas? Rytoj. Gerai,